Ką, bičiuliai, blogas oras, namie sėdit, nėra ką veikti, tai va, nusprendžiau jums vlogelį rašyti greito. Tai va, šiandien varau atsiimti telefono laikiklį, nes be jo važinėti tai košmaras. Labai nepatogu. Labai nepatogu. Tai va, nuvarysim pasiimti, bet dar reikia grinų nusiimti. Žmogui tik grinais reikia, pavedimo netinka. Tai va, žodžiu, varom nusiimsim pinigų, tada varom link Trakų, beveik iki Trakų reikės davažiuoti, kaip ir Lientvaris galbūt, bet prie pat Trakų. Tai va, per atidarimą kažkokiu prikolo buvo, kurių iš vis nesitikėjau ir nustebau, kad taip nutiko. Tai kas buvo, pasiruošiau, viskas, mikrofonas geras, kamera gera, kokybė puikiai, viskas, važiuojam filmuot. Tai kaip matėt, jeigu kas ką žiūrėjo, tai vat matėt, atvariau į atidarimą, su draugais pasivaikščiojom, atėjo laikas važiuoti koloną, atsisėdu ant moco, įjungiau GoPro ir matau, kad ten 3%. Aš toks, ką, blėt, what the fuck. Tai kas nutiko, nežinau, galbūt tiesiog GoPro užbugino, kadangi jinai prifilmavo random 4 video lygiai po 15 minučių. Tokių nustatymo GoPro neradau, nieko panašaus. Tai ką aš padariau, tai tiesiog padariau factory resetą ir tikiuosi, kad daugiau tokių prikolų nepasikartos. Nes gaila, nu, būtų tikrai geras turinys. O jo nebuvo, dėl to, kad GoPro nusprendė paprikolint. Tai va būna. Na va, to jums parodysiu, kur visada parkuoju moco, labai patogu čia panoramai. Kaip tik yra tokia vieta, neda vieta, pusė vietos. Tai mocai kaip tik telpa puikiai ir prie pat įėjimo. Labai patogu. Opapa, čia įvažiuoju. Ir niekam netrukdai. Op, gerai, varau grinų pasiimt. Nu ką, grini yra, jau gerai. Liko daskrist iki Trakų. Ten daug žmonių rašė po paskutinio video, kad nori sužinoti, kas čia per trumfas ir panašiai. Tai jeigu tikrai įdomu, tai galiu susukti atskirą video. Plačiau papasakosiu, parodysiu, kas per modelis, kodėl įsigijau, kodėl jis geras ir panašiai. Nes mocas nublemba, iš tikrųjų nesitikėjau, kad ant tiek geras. Labai patenkintas, nustebino. Tiesą sakant, nustebino. Nustebino. Kas čia darosi? Stovi visi. Beje, planuojam su draugais varyt į Balkanus, į tą pusę. Arba Rumuniją, arba Kroatiją iki Kotoro. Nu, žodžiu, į tą pusę. Tai galbūt kažkas kokių trasų turi. Būtų labai gerai, jeigu kažkas pasidalintų patirtimi, galbūt ką must have reikia aplankyti ir panašiai. Nes šiaip susitinkam rytoj šitos dalykus aptarti. Galutinai, negalutinai, kaip ir galutinai, bet nemanau, kad mes rytoj jau nuspręsim galutinai. Tai manau, spėsit galbūt pagelbėt. Tai kas buvo, kas važiavo, kam nesunku, pasidalinkit, ką verta aplankyti, važiuojant į tą pusę. Bet šiaip galutinis taškas, kaip ir gerai būtų Kotoras, kad būtų. Ir kiek dienų planuojam turbūt apie 9 dienos. Ir gerai būtų, kad 2 dienas būtų tiesiog chill be važiavimo, kaip pavyzdys prie jūros. Toks maždaug planas, kad ne tik važinėti, bet dar ir pailsėti. Tai va. Tai kas gali, kas žino, pasidalinkit. Būsiu labai dėkingas ir ne vienas aš. Šiaip atrodo šalta lauke,
pagal temperatūrą, ką matau. Bet nėra taip ir šalta. Šiaip šilta čia mieste važinėti, nebent kai greičiau važiuosiu. Gal ir bus šalčiau. Up. Labai ačiū. Op. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau su jumis aptarti, tai va, stikliukas nuo vėjo šitam modeliui. Galbūt kažkas turi, tai būtinai parašykit, įsigysiu, nes naujas žiauriai brangus. Pirksiu, jeigu nerasiu kitur, bet tikrai brangus ir čia tiesiog tokia kaina, nes, nėra tiek daug tų modelių, tai dėl to ir kaina didelė, nes mažai pirkėjų tiesiog. Tai naujas kainuoja su pristatymu čia gal kokie 100 eurų, tiesiog už stikliuką. Kaip pavyzdžiui turėjau Kawasaki, stikliuką pirkau gal 20 eurų, kažkas tokio, iš AliExpresso lygtais. Tai va toks skirtumas. Ir čia su viskuo, realiai. Triumfams dalis nėra pigios, pastebėjau. Tai va, veidrodėlių irgi ieškojau, nenorėjau tų kiniškų kažkokių ten dėt nesąmonių, norėjau jau originalius užsidėti. Tai radau tik vienoj parduotuviai ir galvoju, čia nauji. Užsakiau, kažkaip po to užėjau, kada ateis patikrint ir žiūriu, ne new, o used. Tai sumokėjau 105 už veidrodėlius naudotus ir tik vienoj svetainėj radau. Daugiau niekur tiesiog nebuvo. Tai va, su triumfais taip įdomu su dalimis, bet iš kitos pusės unikalus mocas, tokių mieste nepamatysi, labai retas modelis. Tikrai nice. Svarbu, nieks nepradėtų sukt, kai aš važiuoju, ir bus gerai. Ir neįsibėgėsi greitai, kažkas nepamatys ir viskas, bye. Bet traukia tai jis kosmiškai, tas triumfas, wow, nesitikėjau. Kaip ir kilovatų nėra daug, nežinau. Galbūt čia pavaros trumpesnis padarytos, nes kiek pastebėjau, gal top speedas, nežinau, bijau sumeluoti, bet top speedas, gal 2.30, 2.4 čia max. Aš kiek važinėjau iki 200, o toliau jau matosi, kad jau kaip ir galas beveik. Ok, thank you bro. Na va, įjungiau šildomas rankenėlės, tai dabar kaifuoju. Labai šilta. Nežinau, kiek ten laipsnių šilda, bet pagal pojūtį, kai važiuoju ir laukia šalta, kem 5 gal kokia, kažkas tokio. Galvojau šiandien gal pirštinės užsidėt, nes taip šalta. Bet, žodžiu, ištiesinę pravažiavau, mentai išgavo, blėt. Bet ne vienas aš, su Mersu kartu. Gerai. Tai va, galvoju užsidėt pirštinius, bet galvoju, gal tiek to jau nėra taip šalta. Kiek šiandien, gal 8 laipsniai. Na viskas, dabar greitai Gariūnai, link Trakų ir ten kažkur prie Circle K bus posūkis. Oho, toks kamštis. Aš jau čia įsibėgėjau patenkintas. Aha. O kažkokį draugelį sutikom. Iš darbo jaučiu važiuoja, bet va, su apsaugom, šaunuolis. Viskas kaip priklauso. Bet labai lėtai tu važiuoji, bro. Gal aš tave aplenksiu, ką? Davai.
Va, čia jau geriau, kažkiek geriau. Kamščio pabaiga, pagaliau. Žinau, kad šiandien šilta. Kažkaip keista net. 8 laipsniai ir taip šilta. Nice. Bet oras šiais metais tai aš tiesiog šokiruotas. Gegužės mėnuo. Wow, ir taip šalta. Šokas, tiesiog šokas. Praeitais metais jau deginaus, turbūt, gegužės mėnesį. O šiais metais tai omega kaip šalta. Labai gera trauka čia, va, važiuoju iš 6 pavaro, duodi ir jis iš karto važiuoja. Su Kawasakiu taip nebuvo, reikėjo šiek tiek palaukti, kol jis ten išsisuks, o čia su kiekviena pavara gerai važiuoja, bet kokiom apsakom. Galbūt čia dėl svorio, kad jam tiesiog lengviau įsibėgėti, nežinau, bet tas labai patogu. Na ir būtinai parašykit komentaruose, man pačiam labai įdomu, bet pagal komentarus jau praeito video jau pastebėjau, kad kokybė labai gera. Dėl garso galbūt nieko Hebra nerašė, bet dėl vaizdo tai sakė, nu wow, su ko tu čia filmuoji? O filmuoju tai tiesiog su GoPro 11. Tiesiog atradau savo idealius nustatymus, tiesiog idealius. Viską pamatysi, kokybė gera. Nieks ten nesusikreipia, nu žodžiu. Tai jeigu bus įdomu jau ten nustatymai, tai galite irgi parašyti komentaruose, tai parašysiu visus nustatymus. Bet nothing special, nothing special. Nothing special. Oi, kaip saulutė gerai šviečia, šildo kaip. O dar rankenėlės prideda kaifą. Švis pasaka. Dar nebuvau įsibėgėjęs 130 ir nebuvau kalbėjęs, tai va, galit pasidalinti, ar gerai girdisi ar ne. Nes aš tai beveik negirdžiu kažką šneku. Na, turbūt patys matot. Plius minus iki 200, po to jau sunku jam. Bet kaip strytui, mieste, pasivažinėjimams, tai čia per akis, tikrai. Linksmai čia žmonės stovi po darbų. Dieve, kiek aš jau nestovėjau kamščiuose su mašina. 4 metus kokius. Net nežinau, kas tai reiškia. Bet matau, man vienos dienos čia užtektų, jau išprotėčiau. Košmaras, kas darosi. Nu, ačiū Volvo, maladėc. Bent vienas. O arkliukas jau valgyt prašo. Nu, vienintelis kol kas man minusas su Triumfu, kad bakas tik 15 litrų. Bet, blemba, dar nespėjau kažkaip pamatuot, kiek jis pravažiuoja su pilnu baku. Bet kiek rodo kompas, 230 km. Tai čia padoriai, sakyčiau. Gerai, sustosiu prie MC galbūt. Pasižiūrėsiu, kur man ten toliau važiuot, kadangi nelabai atsimenu. Reik patikslint.
Taip, tai pala. Dabar man dar tiesiai varyt. Tai čia gaunasi pirmas posūkis kažkoks, jo. Svarbu nepravažiuoti sankryžą. Sankryžų daugiau nėra, pirma čia bus. Čia dar kažkokia prie miško ir sekanti. Ai, žinau. Ai, ne. Blemba, nu sunkiai, nu gerai, bandom. Na va, čia šitas miškas yra pirmas posūkis ir tada sekanti sankryža turėtų būti mano. O, policija, laba diena. Na, lyg tai šitas mano posūkis, to reikia vėl paguglinti, sustot. Vat žiauriai nepatogu be laikiklio, žiauriai. Tai vat dėl to aš taip skubiai ir važiuoju. Nu, čia ir sustosiu. Gal aš čia pasukau. Tuoj pažiūrėsim. Tuoj pažiūrėsim. Čia ar ne čia? Jep, čia pasukau. Gerai, dabar tiesiai, tiesiai. Tai mane čia navigacija atvedė. Bet čia netoli, kiek mačiau, jau 200 metrų žvyrkelio. Ir būsim vietoj. Tylus rajonas čia. Dabar geras klausimas, bet lygtais į dešinę. O dieve, o dieve, o dieve, dieve, dieve. Pažiūrim. Jep, čia važiuojam, pravažiuojam vieną gatvelę ir sekanti mano. Tada dar atgal kelią surasti. Čia zigzagais, kvadratais važinėjam. Taip, iki šito pravažiuojam ir sekantis jau matau. Šitas namas turėtų būti, jo. Nu ką, hebrytė, viskas, pasiėmiau laikiklį, geras toks bachūras, malonus, pabendravom, pastovėjom, irgi su mocu važinėja, irgi tokius pačius laikiklius naudoja. Taip ir galvoju, kad iš AliExpresso veža čia visi, bet nu, nenorėjau aš laukti, iš karto čia vietoj pasiėmė ir viskas, rami galva, ten kainų skirtumas kapeikos, bet turi iš karto. Tai va, taip ir žmonės sukasi. Taip, dabar svarbu surasti kelią atgal. Blemba, nu šiaip šiandien geras oras tikrai. Vėjas toks stiprus nepučia. Saulutė šviečia, tai visai dar šilta, sakyčiau. Šiandien labai gerai. Obaba. Užsisekt. Ir galima važiuoti. Tai va, hebrytė, rašykit komentaruose, ar norit triumfą pamatyti. Jeigu norit, kažką suorganizuosim, galbūt kažkokius ir testus padarysim, galbūt surasiu, kaip čia pamatuoti, galbūt 0-100, 100-200 galbūt pabandysim, nežinau. Žodžiu, rašykit, ką galvojat. O šiaip testų kitų mocų, manau, šiais metais bus gal ir daugiau. Turi ten draugelis jų daug visokių skirtingų ir MT10 SP versija yra, irgi labai norėčiau su SP prasilėkti, nu, pasižiūrėti skirtumas, nors ten skirtumas gal ir bus, bet labai minimalus. Po to Z900 labai norėčiau dar ištestoti, nes kažkada norėjau pirkti. Tai žodžiu, jo, yra ką testuot. Tik, vat, kad laiką surasti, tam visai bus tobula. Oba. Nu ką, dabar jungiam muzikytę ir skrendam po biškį, skrendam.
Prasilėkiam biški prasilėkiam. Toj teisinukas. Šiaip gerai būtų šį sezoną irgi nuvaryti kokį kartodromą ar kažkur pasipraktikuot, prisiminti įgūdžius, saugiau važinėsiu. Ot sustojo gražuoliai. Blemba, pamiršau rankinėlės įjungt, važinėjau. Sakau, nėra taip šalta šiandien. Nu ką, praslysim kaip nors. Prie šviesoforo mes šiandien dar nelabai praslysim. O, jau iš kairės važiuoja, jau nori labai sustot chebra su manim, nu labai nori. Ar nenori? Nenori turbūt. Ir gerai, kad nenori. Nes pastebėjau, labai dažnai automobiliai nori padragot su mocais. O dieve tu dieve. Up. Nu va, jau beveik ir khatoj. Tai manau viskas, chebra, nieko čia įdomaus nebus. Dar šiek tiek prasilėksiu ir tiek šiandienai. Tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo, subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki kito karto. Iki!